Sakė, šiandien aš norėčiau pakalbėti apie keistus sutapimus. Nežinau, kiek žmonių turi tokių keistų sutapimų gyvenime, bet jų pasitaiko ir mes juos kartais pastebim, bet galbūt negerai išvelgiam. Esmė yra, noriu pakalbėti apie savo keistus sutapimus, kurie man nutiko per trumpą laiko tarpą, ganėtinai trumpą laiko tarpą ir jų buvo ganėtinai daug, tankiai. Tai yra, šitie 3 sutapimai man įvyko per 2 mėnesių laikotarpį. Per pastaruosius 2 mėnesius man jie nutiko. Ir aš vakar juos nusprendžiau užsirašyti į sąsiuvinį, aš paėmiau ten, radau kažkokį sąsiuvinį, užsirašiau į sąsiuvinį 3 sutapimus ir jums paskaitysiu. Taip, dabar prieš 2 mėnesius apytiksliai aš pavežiau 2 pakeleivius. Aš važiavau iš Vievių į Trakus ir buvo 2 pakeleiviai. Vienas sutranzavo šalia pat Vievio, o kitas sutranzavo mane ten pusiaukelėje, kažkur dar už 10 kilometrų. Kas įdomaus apie šį sutapimą? Žodžiu, abudu jie važiavo į Trakus, abudu važiavo į ligoninę, abudu važiavo pas merginą. Bet vienas važiavo iš Klaipėdos, vienas mane sutranzavo prie Vievio, o kitas sutranzavo pusiaukelėje. Ir kada mes važiuojant, kalbant apie visą tai išsiaiškinom, vienas kito paklausė, sako, tikiuosi tavo merginos vardas ne Laura, ar kažkoks kitas vardas nesmė. Pasirodo, ne, skirtingi vardai, skirtingos merginos, bet jie važiuoja abudu į tą pačią vietą ir abudu sutranzavo mane. Man atrodo, tai keistas sutapimas. Antras, aš kalbėjau su savo vienu geru draugu, ir buvo užėjęs pokalbis apie garsų pasaulį. Ir tas draugas mano žino biškį informacijos daugiau apie garsų pasaulį, įdomios informacijos. Tarkim, ta informacija yra apie tai, kad dėl garsų pasaulio veiklos tyrimo 1995 metais Šleževičiaus slaptų nutarimų buvo likviduota viena valstybinė kontrolės tarnyba, aš tiksliai jos pavadinimo dabar neatsimenu, bet ten yra nešvarūs reikaliukai apie garsų pasaulį. Man buvo apie tai papasakota ir mane tas sudomino. O po 2 dienų, aš važiuodamas iš namų į Vilnių vėl, pamačiau, kad eina jauna ten mama su 3 vaikais, aš juos truputį pažįstu, žinau, kad jie skurdžiai gyvena labai vargingai ir aš juos nusprendžiau pavežėti iki namų. Pavežiau iki namų ir kalbant, ta prasme važiuojant, mes kalbėjom ir išsiaiškinu, kad pasirodo jų kaiminystėje gyvena garsų pasaulio savininkas, man pasakė. Paskui išsiaiškinu, kad tai yra generalinis direktorius, buvęs generalinis direktorius Vytautas Vainikonis, šiuo metu yra garsų pasaulio tarybos pirmininkas. Tai vat. Antras toks keistas sutapimas, kad prieš 2 dienas kalbėjau apie garsų pasaulį, kad ten nešvarūs reikalai, kad visas tas biznis yra toksai labai miglotas. Jie gamins biometrinius pasus, o biometriniai pasai labai skamba į globalistų planus, ką jie planuoja, su tais skaitmeniniais čipais, kuriuos nori įdėti mums po odą ar kažkur kitur, kažkaip kitaip. Žodžiu, tai yra kitas klausimas. Dabar 3 sutapimas. Dar po 2 dienų grįžau namo. Tai va čia yra užvakar. Čia užvakar aš buvau Elektrėnuose ir vienu metu tenais kažkas sugriaudėjo labai didelis griausmas. Toks jausmas, kad praskriejo žemai reaktyvinis lėktuvas, kuris skrido greičiau nei garsas, virš garsinių greičių. Nes kada skrendi virš garsinių greičių, tu aplenki garso bangą ir ta formuojama garso banga, jinai ta prasme, čia yra fizika, aš jos tiksliai neišmanau, bet aš žinau, kad kada žemai praskrenda reaktyvinis lėktuvas, tu garsą išgirsti labai staigiai, jinai tokia garsinė banga pradeda griausti, ne? Ir aš buvau nustebęs, kad kas per garsas, iš kur jisai atsirado, panašu į lėktuvą, bet lygtais ir ne lėktuvas. Parduotuvėje paklausiau, čia šalia buvo parduotuvė, ten paklausiau darbuotojus, ar girdėjot, kas čia per griausmas, ir man sakė, jo, čia yra iš elektrinės garus išleidžia. Ganėtinai aišku pasidarė, bet dažnai Elektrėnuose nebūdamas, to nežinau, pirmą kartą sužinau. Bet kas įdomu, tą patį vakarą grįžęs namo, aš dar paskui apsilankiau pas draugą ir knygų lentynėlėje atsitiktinai pamačiau knygą pavadinimu, aš paėmiau netgi tą knygą pavadinimu Mūsų nerimo žiema. Man tas pavadinimas iš karto asocijavosi su ta šeima, kur skurdžiai gyvena, ta jauna mama su 3 dukrom, apie kurią padariau video reportažą. Ir aš paėmiau atsiversti tą knygą, norėjau paskaityti apie ką, bet aprašymo nebuvo, atsitiktinai atsiverčiau 162 puslapį ir nusprendžiau paskaityti, apie ką čia šita knyga. O prieš tai draugui papasakojau mano šiandieninį nuotykį. Ar čia užvakar buvo?
papasakojau tą nuotykį dėl Elektrėnų, kad tenais griausmas buvo, kad man pasirodė, kad garsinė banga sugriaudėjo, bet paaiškinu, kad tenais gerai išleidžiami. Ir va čia atsiverčiu tą knygą ir tenais parašyta 10 skyrius. Templetono oro uostas yra už keliasdešimties mylių nuo New Baytono. Reaktyviniams lėktuvams tai 5 minučių skrydis. Po tų mirtį nešančių uodų spiečiai tolydžiai didėja. Norėčiau jais žavėtis, net mylėti juos kaip mano sūnus Alenas. Jeigu jie turėtų ir kitų paskirčių, gal galėčiau, bet jų vienintelė funkcija žudyti. O šituo aš persisotinęs. Nemokai kaip Alenas nustatyti jų vietą žiūrėdamas ne į tą pusę, iš kur sklinda garsas, bet priekin. Jie prasiveržė pro garso barjerą su tokiu trenksmu, kad man atrodo, lyg būtų sprogusi kokia aukštakrosnė. Štai, aš ką tik tai draugui pasakiau apie Elektrėnų tą tokį garsą, kaip neva reaktyvinio lėktuvo toks garso banga, bet paaiškino, kad čia yra išleidžiami garai. O čia paskui skaitau sakinys toksai. Jie prasiveržė pro garso barjerą su tokiu trenksmu, kad man atrodo, lyg būtų sprogusi kokia aukštakrosnė. Paskui aš paimu ir nusprendžiau užsirašyti visus savo šitos sutapimus. Paimu atsitiktinai sąsiuvinį, čia tokį praeitų metų kalendorių su užrašų knygutė. Parašau pirmas sutapimas, antras sutapimas, trečias sutapimas, rašydamas trečią sutapimą. Aš rašau, pasakiau, kad šiandien Elektrėnuose girdėjau labai garsų trenksmą, lyg būtų reaktyvinis lėktuvas praskriejęs. Bet viskas įvyko labai staiga, paskui, ir čia žodis yra warning, perspėjimas. Aš dabar nežinau, ką reiškia tokie dalykai. Ar tai reiškia, kad pavojus yra man, o galbūt tai reiškia, kad pavojus yra tiems politikams, tiems oligarchams, tiems žmonėms, kurie gyvena šitą gyvenimą, nepastebėdami kitų žmonių. Gyvena visiškai savanaudiškai, primityvų materialinį gyvenimą, tiesiog pasimėgaudami šiuo gyvenimu, bet jų gyvenimo pėdsakai yra tokie, kad daugelis šeimų, daugelis žmonių nukenčia. Aš dabar nežinau, ar tai yra perspėjimas man, kad su manim kažkas gali nutikti, o gal tai yra perspėjimas per mano tinklapį tiems oligarchams, kad žinot, šis gyvenimas gal nėra baigtinis, gal nėra vien tik tai materialus, galbūt šis gyvenimas yra tik tai išbandymas, galima skirtingai interpretuoti, bet tiesiog aš noriu pasakyti, kad aš šitam gyvenime pastebiu kartais keistų sutapimų, keisti yra sutapimai. Ir norėčiau, kad ir galbūt tinklapio lankytojai papasakotų, ar jie turi savo kažkokių keistų sutapimų. Tiek.